10. Ir taip, mane išmėginkite, aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus. Ir pilte apipilsiu jūs visokeriopą palaimą. Malachijo knyga, 3 skyrius, 10 eilutė. Šis liudijimas galioja seniesiams izraelitams, mokantiems 10 nuo savo pajamų. Kartais tai buvo pamirštama, tad Dievo namai šventykla patirdavo skurdo. Pamaldininkai ir levitai privalėjo atsitraukti nuo savo pareigų ir patys sugalvoti, kaip pragyventi. Tauta to nesuprato, todėl nebuvo laikomasi taisyklių. Kai tauta vėl pradėjo mokėti 10, grįžo tikėjimas Dievu ir jis laimino šalį. Stebėtina, kaip Dievas mums pritarė, sakydamas, mane išmėginkite. Ar aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus? Šiandien jau tokio įsakymo nebėra. Galioja tik vienas - meilė, tačiau kaip yra su 10 įstatymu. Daugelis dar vis priima tai kaip įstatymą, tačiau tada kyla klausimas - 10 nuo neto ar bruto atlyginimo, su ar be darbdavio dalies. Kaip yra su prekybininkais, kurie perka ar parduoda? Ar jie nuo pardavimo privalo skirti 10% ar nuo pelno? Šios klausimus galime išsiaiškinti gyvendami pagal krikščionių įstatymus. Tačiau vis dar yra keletas nesusipratimų dėl 10. Tai tikrai nebėra Dievo įsakymas, tačiau kai kurie taip supranta. Jei jie neduoda 10, tikisi bausmės. Kai duoda 10, tikisi Dievo palaimos verslo reikaluose. Jie veikia taip, lyg tai būtų įsakymas. Aš darau tai ir Dievas turi taip daryti. Tačiau taip iš tiesų nėra. Kai kurios bendruomenės labai pabrėžia 10. Jie nori planuoti savo biudžetą ir pastorius turi būti tikras, kad gaus atlygį. Vyresniajam labai paprasta, kai krikščionys yra įpareigoti mokėti 10. Bet Jėzus rodo naują kelią. Jis yra tas, kuris nori mus aprūpinti maistu, gėrimais, apranga ir pastogę, darbu ir saugumu. Tad mes turime priklausyti jam visiškai, įskaitant ir mūsų pinigus. Tad tie, kuriems nurodyta mokėti 10, gali būti tikėjime ramus. Dievas jais rūpinasi. Tai yra nukreipta ne gavėjai, bet Dievui. Tas, kuris sąžiningai moka 10, gali atsipūsti. Jis ir jo pinigai 100% priklauso Dievui. Jis turi sutartį su viešpačiu, kur turėtų nukeliauti jo pinigai. Jei žmogus davė pažodį ir sutiko su įpareigojimais, jis privalo to laikytis taip, kaip žodžio laikosi Jėzus. Maldoje jis galime pasitikrinti, ar ir kam jis nori skirti pinigus. Nuo tada, kai tai supratau, jaučiuosi laisvu. Nebejaučiu kalties jausmą ir man daugiau nieko nereikia įrodinėti. Galiu šiek tiek pasitaupyti, nes sensta. Reikia pasiremontuoti namą, automobilius. Taip pat senas. Galiu ramiai gyventi ir laukti, ką nurodys viešpats. Dėkuoju Jėzau, kad šis maloningas įstatymas nebegalioja. Esu laisvas, tik turiu laikytis tavo įstatymo. Meilės įstatymas man nurodo, ką turiu daryti. Kaip gerai, kad rūpinėsi manimi, o aš galiu rūpintis kitais. Tu esi širdingas, kantrus, laiminė, atleidė visas kaltes. Tu gali valdyti mano gyvenimą. Amen.